ir girgždesys, kai visada. Labas draugai, nekreipkite dėmesio, jau aš esu baisiai sušilęs, suprakaitavęs, nes šiandien pirma diena po didelių šalčių, kada jau yra šilta ir nuspręsta padaryti žygį. Kaip visada, esam Lenkijoje. Na, tiesiog taip sukrito, kad Lenkija tiesiog mums yra gana arti ir tai yra tikrai dar neištirtas įdomus kraštas, tai lankomės Lenkijoje. O dar tiksliau, Belovežo girioje. Įsivaizduokit vietą, kur gamta niekiek nepasikeitus nei prieš 1000 metų. Nuvirtęs medis čia absoliučiai ne problema, bet naujos gyvybės pradžia. Vieta, kur iki šiol čia klaidžioja didžiausi Europos žinduoliai stumbrai. Šiandien kviečiu keliauti į vieną didžiausių ir seniausių Europos girių. Sužinosim, kaip giriai iškentėjo karų eigą, kaip išgyveno žmogaus bandymus įsikišti, o čia buvo geras. Ir kodėl būtent šitoj girioje buvo ruošiama maisto atsargos Žalgirio mūšiui. Žiūrėkit, ką radom, gluodenas. Tai jeigu kas galvoja, kad čia gyvatė, tai čia tikrai ne gyvatė. Čia yra driežas, tik tais evoliucijos eigoj praradęs kojas. Bet koks didelis. Gerai. Daug nekankinsim, paleisim, tegul bėga. Vienu žodžiu, gamtos čia yra tikrai žiauriai daug ir gyvūnų begalis. Aš net Lietuvoje, kiek bebūdamas miške, tiek daug gamtos nematau, kiek kad čia vos išėjus nuo automobilio. Prieš maždaug 10 000 metų, pasislinkus ir pasibaigus paskutiniam ledynmečiui, didžiąją Europos dalį apsupo miškai. Laikui bėgant žmonės kirto medžius, kūrė miestus, bet viena dalis tų girių liko nepaliesta ir tai yra Belovežo giria. Šiandien ši vieta driekiasi per Lenkiją ir Baltarusiją. Realiai tai yra laikoma vienintelė Europos pirmykštė giria, kuri iš tiesų mena tūkstantmečius ir nėra nieko nepasikeitus nuo praeitų laikų. Medžiai gimsta, auga, nuvirsta, suyra ir be žmogaus įsikišimo tas ciklas tęsiasi 100 metų ratu. Dėl to susiformuoja ypatingai turtinga ekosistema, kuri priglaudžia tūkstančius rūšių augalų ir gyvūnų. Labas bičiuliai. Pastebėjau, kad yra vis dar labai gajus mitas, kad metalų ieškiklis turi būti brangus ir tas, kas nori pradėti juo naudotis, pabandyti šitą hobį visada abejoja ir dvejoja, nes mano, kad labai tai brangiai kainuos. Bet aš turiu klausimą. Ar mėgstat gert kavą degalinėse? Manau, kad šiai dienai visi tą daro. Tai jūsų pirmas ieškiklis kainuotų maždaug apie 83 puodelius kavos. Tai argi tai daug? Aš manau, kad ne. Savo pirmąjį metalo ieškiklį galite rasti metalodetektoriai.lt. Vienu žodžiu, vieną kartą skrolinu žemėlapį. Aš dažnai taip darau, einu tiesiog per vietą, žiūro, didinu, artinu, bandau surasti kažką įdomaus išskirtinių. Ir surandu trobelę vidury miškų Lenkijoje. Miškų plotai didžiuliai, absoliučiai. Bandau truputį pasiaiškinti, kas tai. Pasirodo kažkokio religinio fanatiko atsiskyrusio nuo visuomenės troba. Bet jis iš ten įsikraustė dėl to, kad daugiau žmonių pradėjo jį aptikti. Ir ta troba iki dabar stovi vis dar ir kol kas neaišku, kas ten vyksta, kas ten gyvena. Bet vieta iš tikrųjų labai įdomi. Informacijos nėra labai daug. Tai bandoma informaciją surinkti iš skirtingų vietų. Iš skirtingų vietų bandom informaciją surinkti. Vieni rašo randam komentaruose, kad daiktai viskas likę tarsi gyventų jis ir dabar, tarsi būtų tai naudojama nuolatos. Kiti rašo, kad labai mistiška vieta. Žodžiu, vieta tikrai turi kažką savo, tai bandom nueiti iki tos trobos ir surasti. O gal net pavyks tenai išsimiegoti. Praeitoj serijoje minėjau, kaip praeitoj serijoje minėjau, tai apskritai šitas visas kraštas labai gausus ežerų ir gamtos tokio paveldo, galima sakyti. Vietovė tikrai labai graži. Iš visos likusios Lenkijos žmonės plūsta į čia vien dėl to, kad viduriniai Lenkijoje nieko panašaus tikrai nerasi. Čia į 2000 ežerų. 2000 ežerų? Ja, Mozūrija, Ryga. Čia net ne Mozūrija, bet... Nu, ne Mozūrija, bet realiai jungiasi, čia jie kaimininiai skaitosi. Hello. Čia reikia leistis, oho. Arūnas antelių tvirkint varo. Wow. Wow.
Gaivu? Wow. Smagu atsigaivyti, ne? Nužygiavom lygiai 4 kilometrus. Arba ne tiek. Jau maudynė. Labai karšta, nors prieš keletą dienų buvo labai šalta. Labai smagu, labai. Labai jautėsi, kokie karščio, mes su bachūrais visą šeštadienį nieko neveikim, žiūrėjom Discovery. Mes su bachūrais visą šeštadienį valgėm čipsus ir žiūrėjom Discovery. Mes su bachūrais visą šeštadienį nieko neveikiam, žiūrėjom Discovery. Mes su bachūrais visą šeštadienį valgėm čipsus ir žiūrėjom Discovery. Mes su bachūrais visą šeštadienį nieko neveikiam, žiūrėjom Discovery. Mes su bachūrais visą šeštadienį valgėm čipsus ir žiūrėjom Discovery. Laivelį mažą plonų lentų, jį man padarė tėtis, kad jūrininku būčiau. Einam toliau. Atsigaivinę, bet realiai išlipom ir vėl tas pats. Ir vėl karšta, vėl toliau reikia eiti. Viduramžiais Belovežų giria priklausė didžiai Lietuvos kunigaikštystei ir didikai suprato jos reikšmę, svarbą. Tai iš tikrųjų tai buvo ne tik tais tiesiog didelė giria, bet tai buvo strateginės svarbos vieta, kurie aprūpindavo svarbiais ištekliais ir maistu. Tam tarpe kunigaikščiai ypatingai mėgo medžioti šiuose teritorijose. Paprastiems gyventojams tai buvo visiškai uždrausta ir paprasti civiliai gyventojai nelabai čia galėjo nei medžioti, nei užsimti kažkokią savivalę. Istoriniuose šaltiniuose konkrečiai minima, kad čia tikrai mėgo medžioti Jogaila ir Vytautas. Vienas įdomiausių faktų: atkeliavo iš 1409 metų Jogaila prieš ruošdamasis Žalgirio mūšiui atvyko į šitas teritorijas ir labai intensyviai ir daug medžiojo. Ir iš tikrųjų per kelias savaitės jis gana daug sumedžiojo stumbrų su savo komanda. Tada mėsa buvo rūkoma, vytinama ir gabenama į kariuomenės sandėlius. Tai vat būtent dėl tos priežasties 1410 metais istorikai mano, kad buvo tos visos atsargos ir naudojamos didžioji bent jau dalis Žalgirio mūšyje. Tai įsivaizduot galima, kokios tai buvo svarbos giria. Wow. Nu ką, nebaisiai daug iki tos trobelės ir beliko, bet jau girdisi griaustinis. Tai besuojasi. Vienu žodžiu, jeigu prasidės audra, tai reikia tikėtis, kad bent būsim pasiekę trobelę. Pradėjau jau lyti. Lyti ir labai stipriai griaudyti. Iki trobelės visai netoli. Oras tikrai ne mūsų pusėje, kaip sakyti. Turbūt nori, kad mes ten nenueitume. O, kaip griaudė. Vau. Vau, vyvo. Nu va, atsiskyrėlio fanatiko trobelę miškuose radom. Šiaip žiauriai atrodo, taip crazy. Ta prasme, gal juokingai skamba, bet atrodo belė kaip, ta prasme, vaibas yra. Wow! Ir jeigu čia praleisim naktį, pasižiūrėsim, kaip seksis. Nes atrodo tai toks vaizdas, kad paranormalūs reiškiniai mūsų laukia šitą naktį. Pelkių apsupty stovi namas.
Kur jūs? Eina suprast, kur papul. Kaip? Oi, va, kur pala. Čš. Lipk į antrą aukštą. Pala, pašvieskit kas nors. Pašvieskit. Pašviesi, kurva. Čš. Nu, eina. Parodyk, ko čia. Dar šviesą. Ir čia viršai, ne, kažkas turi būti. Turi būti karstas, ne, kažko čia. Bandom užlip pasižiūrėti. Alės skydėjai, ble. Eik tu kurva. Eik tu nahu, ble. Eik tu, kurva, kaip tu žaidži. Viskas čia mėgosim, čia važinu. Čia. Eik tu sa. Tai taip. O kas čia? Karstas mažas. Pasižiūrim. Bet atsargiai. Ai, tu namas, ai, tu, ble. Čia tikrai be keiksmų neišeina šitoj. Žiūrėte, įstė. Žiūrėkit į karstą, Pažiūrėkit. Pažiūrėkit į karstą, Primyšta, ble, karste. Tai vis dėlto visas iš interneto informacija nemelavo. Ne visa. Nu ne visa, bet toks kaip ir karstas dėžė, kažkas tokio. Antram aukšte palėpė yra ir jinai ganėtinai paslėpta, nes yra virš pečiaus vadinamo viršui. Aišku, tvanku, gal kiek priplėkę galima atsidaryti langą. Gerai, načiai bus čia, ne? Bet čia 4, gal net 5 asmenimis įmiegoti tikrai įmanoma. Dėsim galą, ne? Padaryta gerai viskas, ne? Tai įdais įpilė dujų. Viskas, žiūrėk, arbatinukai, viskas palikta taip. O kas ten? Lipa. Toks. Tiek kaip antram aukšte, tai čia už sienos toks metro ilgio sandėliukas. Nu čia pamaldų kažkokia kaip koplyčia. Oi. Bet žiūrėk, iš kur jisai gavo, ta prasme, visų šitų šventų, ta prasme, audinių. Matyt buvo sistemų. Ne bet kas. Nu, bet iš tikrųjų keista. Palažiai. Kažkokių sakralinių apeigų indai. O čia? Palauk, o kas čia? Čia. O tai čia ne sutana kunigo kokia? Ne, kaip čia jinai? Ne, čia gal kaip švarkas koks. Eik tu savo. Įtartinas. Nu, bandom. Sagos iš tiesiog. Iš medienos, ne? Pagal legendą, kuri yra aprašyta internete, tai vis dėlto nors jisai ir vengė žmonių, bet kažkiek paklydusių avelių, taip tariamų, vis turbūt priimdavo pas save išklausyti. Draugas labai stipriai pavargo, tai
paguldėm mes jį. Iš tikrųjų tai paguldėm į karstą, gal tai skamba kiek ir šiurpiai, bet iš tikrųjų tai kaip vienuolis čia gyveno. Tai yra visiškai normalu ir priimtina, kaip sako, vienuoliai turi gyventi asketiškai, tai reiškia neišreikšdami jokių materialių turtų, tiesiog paprastai visiškai susikoncentravę tiesiog į pamaldas ir Dievą. Tai čia tas karstas ir stovi nuo to laiko, kaip jisai čia gyvena. Tai ir draugą ten paguldėm, kaip ir problemų nėra, viskas tvarkoja. O mes ką darysim? Mes dabar eisim susirasti malkų ir šiaip viduj yra pečius. Pečius čia turbūt visi supranta, ką reiškia. Tai yra pečius, bandysim pasikurti ir bandysim įsikepti vakarienę. Pažiūrėsim, ar normaliai veikia kaminas ir jeigu veikia, tai labai super, nes galėsim labai komfortiškai pasidaryti valgyti. O panašu, kad naktis šviečiasi irgi palėpėje šitos trobos ir mum. Gerai atjaučiu dabar, va. 3, 2, 1. Bus avinžirniai su daržovėm ir kimči salotos. Dešrelės bus ispaniško chorizo keptos. Rankų švarius, kaip priklauso. Kabutėse, aišku. Šiaip čia žiauriai tamsu, o ten realiai dar šviesų laukia. Ai, nu iš čia tačka nekvepia, ble. Vakarienė, chorizo dešrelės, avinžirniai su daržovėm. Ir čia neturiu, laukia bus kimči salotos. O tokia vakarienė laukia mūsų. Nu ką, chebrytė, labanakt. Dar viena hebra išėjo pasivaikščioti po pelkes, patikrinti, kas toliau slepiasi už pelkių. O aš einu miegot, pažiūrėsim, kaip praeis naktis. Labanakt. Kitą išpažintį, sako, aš turiu nuodėmių, ko tai skambėjo gerai. Nu ką, chebrytė, labas rytas. Dar vienas baubų pasaulio mitas sulaužytas. Niekas neatsitiko, žudikai neatėjo. Klebas ar kunigas, kur čia gyveno, irgi nepasirodė. Tikriausiai išsikrausti toli. Naktis praėjo, karšta buvo. Dulkių palėpė labai daug, tai kvapelis nekoks. O šiaip visą kitą normaliai. Šiaip žiūrėjau, dabar geras oras. Einam pusryčius gamintis. Chorizo dėdį. Dar tikis apie tą maistą pasako, aš pilvas, kur pilvo ryja, neliko, sako, nebent vaikis įkepsti, nes. Parodyk. Aina namas. About yesterday. Dažyk popas šalia. Dar įrankas, vai, tu perkūnė. God is a DJ. Apvogė skuduryną bažnytinį, pasidarė sienas, tai ištik skudurų. Nu tai va. Bet matėt metą įrankį tų šiem 6 panašiai jo. Viena šūba buvo 1906 kažkokio bažnytinių eventų. O požiūrėktas sužinau vakar, kad tiek įkaistą skudurą pradeginam. Tai kada karočią užsidarinėjau dangtį, žiau dūmai rūksta, blėt. Požiūrėk, tas galas karštas, kur prašyta do not touch, va čia pratirpdė ir dar tėto vailokų pradegin. Čia audriaus tema, dievaži kryžiai pelkėse, ne? Kurva, tai atrodo. Nu ką, išeinam. Normaliai viskas praėjo, dar papusryčiavom, pasėdėjom. Miškas nuostolį patyrė, kaip miškas tai pirmo pasaulinio karo laikotarpio, nes statyboms buvo labai daug medienos imama, tai iš tikrųjų gan stipriai nukentėjo, bet vis tiek atsilaikė prieš šitą žmogaus veiklą ir toliau išliko. Antro pasaulinio karo metu iš tikrųjų taip pat labai buvo svarbi vieta. Tiek Lenkų partizanai, armija Krajova slėpėsi čionais, tiek ir sovietų partizanai kovodami prieš vokiečius taip pat čia laikėsi. Žodžiu, istorijos tikrai buvo irgi paliesta vieta.
Na va, mano bičiuliai, baigėsi mūsų išvyka šitą trumpą. Labai džiaugiuosi, nes pavyko surasti tą trobelę, apie kurią ir svajojom. Šiaip jau su bičiuliai senai aplankyti. Rašykit, komentuokit, kas patiko, kas nepatiko. Tikrai tikiuosi, kad dar daugiau tokių išvykų padarysim. Vienu žodžiu, pramogos tęsiasi ir tikėkimės, kad tęsis toliau. Būtinai palaikinkit ir pasidalinkit su draugais. Iki greito, iki kitos savaitės, tikiuosi. Manau taip. Ate. Visą šeštadienį nieko neveikėm, žiūrėjom Discovery. Mes su bachūrais visą šeštadienį